Aha. Tai bandom suprasti, kokia ta gilesnė prasme, gal net visuotinė reikšmė. Ir kaip tai siejasi su pasaulio atpirkimu, bent jau pagal juos. Tikrai įdomus požiūris ten atsiskleidžia. Nes Sukot, šiuose tekstuose, tai nėra vien istorinis paminėjimas. Ne tik praeitis? Tikrai ne. Tai gyvas pranašiškas dalykas, svarbus dabar ir ateičiai. Beit Izrael ir Efraim vizija, kad Sukot yra tarsi, vartai į Mesijo laikus. Tai pirmas dalykas, kas man krito į akis, kad Sukot nėra vien žydų šventė. Taip teigiama. Būtent, pabrėžiamas universalumas. Šaltinėje piešia kaip visuotinė, visai žmonijai, apie atpirkimą, vienybę, taip. Ir pati Suka, ta palapinė. Ji tampa kažkuo daugiau nei pastatas. Daugiau. Dvasinis prieglupstis, Dievo apsaugos simbolis, emuna pasaulis, tikėjimo. Ir tai, prieinama dabar, bet ypač ateityje, kaip šlovės debesų pasireiškimas. Įdomu. Ir kas dar svarbu, ši idėja turi šaknis. Pavyzdžiui, remiamasi rabino Cadoko Hakoheno mintim, kad Suka tai Dievo glėbys, kuris ateityje apglėbs visas tautas. Visas tautas? Taip. O Gadi Efraim sako, kad Sukot jau dabar turi tos ateities vienybės sieklą. Tad sėdėjimas Sukoje, žiūrėk, tampa dalyvavimu pasaulinėme atpirkime. Gerai, o kalbant apie pačią Suką, minime tie užpizin, dangiškiai svečiai, kas jie tokie, kokia jų reikšmė šitoj vizijoj? Taip, užpizin. 7 tradiciniai dangiškiai svečiai. Abrahamas, Icchakas, Jakovas, Moše, Aronas, Jozapas ir Davydas. Aha. Beit Israel International rašo, kad jie kasdien lankosi Sukoje per šventę. O Gadi Efraim aiškina, jie nėra tik praeities figūros, jie atstovauja 7 žemutinėms sefirotams. Tiems dieviškos energijos kanalams. Būtent. Ir per tai susijęs su 70 pasaulio tautų, 70 aukų šventikloje, net 70 Toros veidų prasmių. Jie aktyvūs dalyviai. Tai sėdėjimas Sukoje tampa, kaip susitikimo vieta. Tarp žemės ir dangaus. Galima taip sakyti. Pagal Zoharą mistinį tekstą, kai žmogus yra Sukoje tikėjimo šešėlyje, cilademechaimnuta. Aha. Šchina, dieviškoji esatis, Dievo artumas, tarsi išskleidžia sparnus ir užpizin nusileidžia. O juos priimti su džiaugsmu? Taip, kaip Rav Haununas Saba tradicija moko. Tai ne tik pagerbimas, tai, pasak Beit Israel International, aktyvus ruošimasis Dovydo Sukos atstatymui. Gerai, bet kaip tas, paprastas sėdėjimas palapiniai susijęs su tokiu dideliu dalyku kaip pasaulio atpirkimas, geula? Čia svarbus 7 svečias karalius Davidas. Gadi Efraimo mokymosi jis simbolizuoja Mešijo ben Davido, Dovydo palikuonio atėjimą, Dievo karalystės atkūrimą. O ta puolusi Dovydo Suka? Taip, minima pranašų. Šiuose tekstuose jį suprantama ne kaip fizinis pastatas, o kaip dvasinis rėmas, pasaulio suvienijimui po Dievo valdžia. Sėdėti Sukoje tai aktyviai dalyvauti jos atstatyme. Vadinasi, Sukot šventė tarsi repeticija prieš tą galutinę atpirkimą. Kažkas tokio. Maharalis sakė, kad Suka tai buvimas po Šechino sparnais. 4 rūšis, tie augalai. Simbolizuoja Izraelio vienybę. Taip. Ir per šitą vienybę, kaip moko šie šaltinai, Izraelis tampa laidininku, per kurį tautos artėja prie Dievo. O tas džiaugsmas, Zman Simchateinu? Taip, mūsų džiaugsmo laikas. Pasak Rambamo, Rebe Nechmano, jis atveria širdį įkvėpimui, padeda laužti tremtį, ruošia pasaulį geulai. Gerai, o koks čia Beit Israel International vaidmuo, kaip jie save mato visame tame? Jų misija, kaip aprašyta, yra nešti Toros šviesą 70 tautų. 70? Taip, ruošti pasaulį tam gilui panim dieviškojo veido atskleidimui, kuris pagal Zohar Hadash nušvis per 70 Toros veidų Mesijo laikais. O jų veikla švietimas, tas Voice of Torah podcast? Taip, tai suprantama kaip tiesioginis indėlis į tos Dovydo Sukos atstatymą. Tai vizija tokia, kad Sukot taps kosminė šventovė. Taikos Suka. Būtent, mikrokosmosu, kur galiausiai visos tautos kartu švęs Sukot, o žemė prisipildys Dievo pažinimo.
Tai va, apibendrinant, šie šaltiniai piešia sukat kaip, neįtikėtinai gilę daugiasluoksnę šventę. Tikrai. Ne tik prisiminimas. Bet ir aktyvus dalyvavimas. Kosminėme procese, kuris veda visutinę taiką, vienybę. Kvietimas išeiti iš komforto zonos, iš netikro saugumo, pasitikėti Dievo globą, emune, vienybės ir per tą vienybę nešti palaiminimą tautoms. O pabaigai tokia mintis pamastymui. Jei Sukot yra tas tikėjimo šešėlis, portalas tarp dieviškumo ir žmogiškumo, o už Pizin gyvi dvasiniai kanalai, tai kaip kiekvieno asmeninis Sukot patyrimas, net pats paprasčiausias, galėtų tapti sąmoningų indėlių į tą puolusios Dovydo Sukos atstatymą ir pasaulio paruošimą ateičiai, apie kurią kalba šie tekstai. Ačiū, kad gilintumėtės kartu su mumis.